Labą rytą. Biški nesimiegojo šią naktį. Tai galvoju, reikia eiti pusryčiam žemuogių pasirinkti. Čia antras bandymas, kad biškį linksmiau papasakočiau, nes labai aš ten liūdnai kalbėjau gal. Nu, ne liūdnai, bet žodžiu. Gerai. Matot, yra pasikeitimų iš tikrųjų, užsipildė sienos kažkiek, užsidengė. Tai dabar jau matos, kokios maždaug erdvės bus, tiek virtuvės zonoje, tiek mažasis tualetas. Tiek vonė irgi jau užsidarė ir patamsėjo, nes tik vienas langas dabar mažas apšviečia, bet viršuje esu dabar lempų pasikabinęs vis dar, tai pasišviečiu. Jo, kol kas iš vienos pusės tik tedengiu, nes dar reikia sugalvoti, kokią vatą čia dėti vidų, dar svarstau, ar dėti tą pačią steiko, kiek turiu. Tai būtų pusė steiko, pusė akmens vatos. Steiko dėčiau todėl, kad, kiek žinau, labai garsą gerai nuslopina jos, tai iš tos pusės atrodo gerai būtų, nors aišku taip ar taip, jeigu dėčiau, čia yra 12 cm tarps, tai jeigu sudėčiau 12 cm akmens vatos, turbūt irgi nebūtų blogai. Bet prieš tai dar reikės visą komunikaciją, tiek elektrą, tiek vandenį, išsigręžiuoti skylės, kuriuose vietose viskas bus, gal dar tvirtinimus kažkokius pasidaryti. Tiek čia, tiek ten virtuvės sienoje nieks nėra padaryta dar. Bet, kažkokių tai darbų į priekį buvo. Dabar su gipsu buvo čia tokių kliurkų, vieną gipsą plokštę kaip ir sugadinau pusiau. Ne ten, per daug išpjoviau lango, ne taip, žodžiu, nusimatau, ne taip pasibrėžiau čia ant pačią gipsą ir dabar reiks iš naujo bandyti. Paskutinę dabar sveiko gipso plokštę turiu. Kol kas reikia slėptis po lapais, pernykščiais dar. Ir pajudėti biškį dar labiau. Tai va.
Nu šį kartą atrodo būsiu gerai pamatavęs. Bet tik reikia pačioj tokį kampiuką išpjauti. Gal dar galėjau pusę centimetro aukštesnį daryti, bet čia nesmė, nes vis tiek iš viršus dar dėsi. Kažkas biškį kažkur nelygumų. Apačia atsirėm, bet viršui tarps yra. Tai variantas tiesiog prikelti, tai prispausti, čia kaip ir gerai vis gaunas.